Eminemas – legendinis repo atlikėjas, kompozitorius ir aktorius. Vienas ryškiausių 2000-ųjų atlikėjų. Pirmas ir vienintelis reperis iki šiol gavęs Oskaro statulėlę. Rodos jo gyvenime buvo visko, nuo sunkios vaikystės iki problemų su teisėsauga. Bet jis atrado stiprybę savyje, viską pakeisti gerą pusę. Tad visa jo kelionė šiame video. Marshall Bruce Mathers III gimė 1972 spalio 17 dieną St. Josephe, Missouri, JAV. Būsimi žvaigždės tėvai buvo muzikantai ir pragyvenimui uždirbdavo grodami restorane. Vaiko atsiradimas nei kiek neįtakojo tėvo sprendimo palikti šeimą ir sūnumis visiškai nesidomėjo. Net ir kaip sūnus paaugęs rašė jam laiškus, tėvas jos tiesiog persiųsdavo atgal. Motina taip pat neužsilaikydavo vienoj vietoj ir bastėsi po visą šalį su savo kemperiu, įnyko į alkoholį, dažnai parsitemdavo namo laikinus patėvius. Eminemui būnant 12 metų atsiranda jaunesnis brolis ir jie apsistoja Detroite. Marshallui naujas miestas sukelia tik naujas problemas. Baltaodis uždaro būdo berniokas tarp gausybės naglų afroamerikiečių, kurie ir sudarė didžiąją dalį rajono gyventojų. Tad jis iš karto tampa pajuokos ir patyčių objektų, gaudavo kupron vos ne kiekvieną dieną. Po vieno iš tokių išpuolių atsiduria net komai. Vienas pagrindinių Marshallo skriaudėjų D'Angelo Bailey, kurį vėliau Eminemas mini vienoje iš savo dainų pavadinimu Brain Damage. Tad D'Angelo Bailey Eminemą paduoda į teismą už sugadintą reputaciją ir prašo $1 milijono. Teismas aišku atmeta kaltinimus ir Bailey lieka nieko nepešęs. Pirmas Marshallo pseudonimas buvo M&M, tik po kurio laiko transformavosi į visam pasaulyje gerai žinomą Eminem. Bandydamas kažkaip prasimušti, dažnai dalyvauja rap battle renginiuose. Būdamas 15 susipažįsta su Kimberly Ann Scott, kiek vėliau jie atliks vieną pagrindinių vaidmenų jo asmeninėme gyvenime. Grįžkim prie kitos svarbios moters. Tai jo motina. Ši dažnai savo sūnų tiesiog išvarydavo iš namų į gatvę ar varydavo iš proto savo paranojiškom kalbom. Socialinės tarnybos apibūdino moterį kaip įtartiną ir nestabilę asmenybę. Marshallas yra sakęs, kad jo motina turi psichologinių problemų, dėl kurių gali išsigalvoti savo ar kitiems nesamas ligas. Taip nutinka jo jaunesniajam broliui, kuris per motiną metus laiko praleidžia ligoninėje. Tad po šio įvykio Marshallas perima savo brolio globą, o motinai suteikiama specialistų pagalba. 1995 metais gruodį Marshallui ir Kim gimsta dukra Hailey Jade Scott, nors pora susituokė tik po keletos metų. 1996 metais Web Entertainment išleidžia pirmąjį Eminem albumą Infinite, kuris tampa tikru pravalu. Parduodama tik 1000 albumo kopijų. Radio stotis atsisako leisti jo dainas. Marshallas į šį albumą dėjo didelės viltis. Po nesėkmės prasideda problemos asmeninėme gyvenime. Pasineria į narkotikus ir alkoholį. Tai praranda paskutinį savo pajamų šaltinį, darbą vietiniai užkandiniai. Ir ko pasėkoje įvyksta bandymas nusižudyti. Tačiau būsima žvaigždė atranda savyje jėgų ir pasineria į kūrybą. Taip atsiranda antro albumo demo pavadinimu Slim Shady EP. Eminemas išvyksta į Rap Olympics renginį, kuris vyksta Los Andžele. Ten užima antrą vietą. Bet svarbiausia, jo kūryba patiko vienam iš organizatorių. Ir šis perduoda albumo demo legendiniam Dr. Dre. Tenka nedelsiant surasti atlikėją. Ir nuo tada Eminemo gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom.
Nors Dre aplinka atkalbinėjo nuo bendradarbiavimo su nežinomu baltu bernioku, bet jis pareiškė, kad visiškai nesvarbu kokios spalvos maršalas, jis turi talentą. Ir neužilgo 1999 išeina albumas The Slim Shady LP, kuris tampa populiariausių metų albumu, 3-kart platininis ir už jį Eminemas gauna pirmąjį Grammy apdovanojimą. Į šį albumą įėjo iki dabar žinomi hitai tokie kaip Role Model ir My Name Is. Savo dainų tekstuose reperis nekaip atsiliepia apie savo motiną, aišku, kaipgi kitaip apie ją ir atsiliepti, kuri vėliau sugalvoja paduoti savo sūnų į teismą dėl įžeisto orumo. Tokiu būdu bandė prisiteisti 10 milijonų, bet teismas nusprendžia, kad jai užteks ir $1600, tiek ir priteisė. Pasisekus su paskutiniu albumu, Eminemas atidaro savo studiją Shady Records, kur pasikviečia savo geriausią draugą Proofą. Po metų pasirodo dar vienas albumas Marshall Mathers, kuris sulaukė sėkmės. Per pirmąją savaitę nuperkama 1 760 000 kopijų. Taip pralenkdamos tuo laiku populiariausius Britney Spears ir Snoop Doggą. Kol kūryba sekasi, asmeninis gyvenimas ritasi velniop. Maršalo žmona jau antrą kartą pagaunama girta už vairo. Ir tai užbaigė jų vedybinį gyvenimą. 2001 metais pora oficialiai išsiskiria. Sekantis diskas The Eminem Show pasirodo 2002 metais ir vėl tampa tikra bomba. Rekordiniai pardavimai, išskirtinis albumo kūrinys Without Me, kuriame save sulygina su Elviu Presliu. Tais pačiais metais kino teatrus pasiekė filmas 8 mylia. Maršalas atlieka pagrindinį vaidmenį, už kurį uždirba $3 milijonus. Apdovanojimas auksiniu gaubliu, Oskaru bei MTV už geriausiai atliktą vaidmenį. 2006 Maršalas ir Kim vėl susibėga, netgi susituokia, bet nieko gero iš to nesigauna ir pora vėl išsiskiria. Tais pačiais metais dar vienas smūgis Eminemui. Tragiškai žūva geriausias Maršalo draugas – Proofas. Reperį tai išmuša iš vėžių, puola į depresiją ir grįžta į priklausomybių liūną. Bet laiku papuola į reabilitacijos kliniką ir susitvarko. Po šio įvykio pradeda sveiką gyvenimo būdą, mityba, bėgimas, boksas – tai tampa jo kasdienybė. 2008 Eminemas grįžta prie kūrybos kartu su Dr. Dre. Tai pasirodo albumas Relapse. Nors ir kritikų gerai vertinamas, bet šįsyk bomba nesigauna. Sekantis albumas tiesiai į viršūnę Recovery. Kelios dainos tampa iškart hitais. Viena iš jų Not Afraid, o kita įrašyta kartu su Rihanna Love the Way You Lie. 2011 metais Eminemas kartu su reperiu Royce da 5'9" išleidžia albumą Hell the Sequel. O 2013 pasirodo vėl solinis albumas The Marshall Mathers 2 ir vėl didžiulis pasisekimas ir dainos hituose. Keturi kūriniai iš šio albumo laikosi Billboard 20-tuke. Tai yra pavykę tik žinomai grupiai The Beatles. 2017 metais išleidžiamas Revival, prie kurio prisideda Alicia Keys, Pink ir Beyoncé, su kuria atlieka dainą Walk on Water. Dar vėliau pasirodo albumas Kamikadzė. Tekstuose reperis pašiepia muzikos kritikus, taip pat išbara Donaldą Trumpą. 2020 metais pasirodo Music to be Murdered by. Prie albumo prisidėjo Dr. Dre, kuriame Eminemas pasiekė pasaulio rekordą. 229 žodžiai per 30 sekundžių dainoj Godzilla. Taigi, Marshall Mathers yra vienas turtingiausių pasaulio reperių.
Jo turtas siekia $250 milijonų. Į metus repo žvaigždė uždirba po 20-30 milijonų, o jeigu vyksta į koncertinį turą, pajamos gali siekti iki 60 milijonų per metus. Reperių mašinos Audi R8, Hammer, Cadillac Escalade, Lamborghini Aventador. Dar 2003 nusiperka namą Detroito priemiestį už $4,750,000. Tai 1400 kvadratinių metrų Eminemo tvirtovė. Kiek vėliau, 2017 parduoda tik už $1,760,000. Neblogas minusas, bet ne jam. Dabar atlikėjas gyvena Mičigane, šiek tiek mažesnėme 830 kvadratinių metrų name, kurį dar įsigijo 2000-aisiais. Būdamas 51 metų, jis jau tapęs legenda muzikos pasaulyje. Jo atliekamos muzikos klausomumas ir toliau auga. Ar jums patinka Eminemo kūryba? Patiko? Prenumeruok, spausk like ir iki kitų video.